Sveiki, su jumis sveikinuosi aš, Dovilė Jėga, tavo laidos vedėja. Šiandien laidoje peticija dėl Kauno krikščioniškųjų gimdymo namų uždarimo, perkelimo proceso stabdymo ir sprendimų įstaigai išsaugoti, kuri jau surinko daugiau nei 13 000 parašų. Ši iniciatyva kelia svarbų klausimą, ar Lietuvoje pakankamai vertiname moterų pasirinkimą, gimdymo patirtį ir pasitikėjimą sveikatos sistema. Apie tai kalbėsime su mūsų viešnėmis. Iniciatyvos autorė Jarūnė Rimavičė, Inga Drūteikienė, akušerė, Lietuvos akušerių sąjungos valdybos narė, Eglė Grigaliūnienė, 5 vaikų mama. Sveiki. Sveiki. Vadina. Jarūnė, pradėsiu nuo jūsų. Koks buvo tas momentas, kai supratote, kad reikia imtis veiksmų ir skelbti peticiją? Tai pirmiausia, aš išgirdau tą žinią, kad planuojama uždaryti Kauno krikščioniškosius gimdymo namus. Ir iš tikrųjų man buvo tokia netikėta ta žinia. Negalėjau patikėti, kad realiai priimtas toksai sprendimas. Ir gavosi taip, kad tą žinią aš sužinojau iš savo draugės Facebook įrašo, kuri yra ir dula, ir ten tikrai ne vieną gimdymą yra lydėjus ir pati visus savo gimdymus tenai turėjus. Ir jos įrašas buvo toks, maždaug pabaiga buvo tokia, kad galbūt kai užsiveria duris, atsiveria kažkoks langas, gal iš to gausis kažkas naujo. Ir man tai buvo toks impulsas, kad galvoju, kad mes negalim tiesiog priimti tos žinios kaip savaime suprantamas ir tarsi galvoti, kad iš to kažkas kito gali būti. Mes turim pirmiausia padaryti viską, ką mes galim, kad šitą sprendimą sustabdyti ir atšaukti. Dėl to, kad aš žinojau, kokia svarbi yra šeimom ši vieta ir tiesiog pajutau, kad reikia kažką daryti. Ir tas kažką daryti baigėsi tuo, kad mes sukūrėm šeimų iniciatyvinę grupę, subūrėm labai daug šeimų, tada sukūrėm peticiją ir pradėjom įvairius kitus veiksmus. Būtent dėl to, kad tiesiog žinojau savo viduje, kad negalima tokios vietos uždaryti tiesiog tyliai ir nieko dėl to nepadarius. Bet kas labiausiai paskatino, ar ne, imtis to lyderystės vaidmens šitoje temoje, būtent jūs, ar kažkokia jautri asmeninė istorija, artimųjų, draugų? Šiaip iš tikrųjų, žinoma, yra kiekvienas žmogus turbūt dažniausiai daro kažką, jeigu jam asmeniškai tas yra svarbu. Tai aš tikrai, kai ruošiausi savo pirmajam gimdymui, labai domėjausi, kaip vyksta gimdymas, kaip užsitikrinti savo kuo geresnę gimdymo patirtį, labai domėjausi, kokios yra vietos. Tikrai, kas domisi, visi tą žino, kurios yra geresnės, palankesnės vietos, patirti natūralų gimdymą, kurios netokios palankios. Ir apie Kauno krikščioniškosius gimdymo namus aš buvau girdėjus be galo daug gerų atsiliepimų. Ir taip susiklostė, kad mes dabar gyvenam Trakuose. Ir Trakuose jau prieš kelis metus uždarė irgi labai gerą gimdymo skyrių, kuris irgi turėjo labai gerus atsiliepimus. Ir aš galvojau tiesiog, kad jeigu dar aš laukčiausi, tai aš gimdyčiau tik Kauno krikščioniškose gimdymo namuose. Tada, kai aš sužinojau, tai automatiškai pajutau savo ir asmeniškai tą, kad aš netenku irgi tokios galimybės. Bet tame tarpe tiesiog aš esu toksai žmogus, kuris veikia, kuris jeigu mato, kad yra kažkokia būtinybė, jis tiesiog, aš imuosi lyderystės ir čia ne pirmas kartas, kai aš tą darau, aš esu ir kitų visuomeninių projektų dariusi ir asmeninių projektų, tai dėl to šitoje vietoje tiesiog taip susideda mano asmeninės savybės ir taip pat ir asmeninis interesas ir tame tarpe suvokimas, kad tiesiog noras Lietuvai kuo geresnius, tiesiog noras, kad Lietuvoje būtų kuo geresnės gimdymo sąlygos, tai čia ir tiesiog toks kaip platesnis požiūris dėl visos mūsų šalies gimdymo priežiūros sistemos kokybės. Šiuo metu beveik 13 000 parašų surinkta. Jau man atrodo, kad gal ir 13, nėra dar peržengę. 13. Tai ką jums reiškia toks visuomenės palaikymas ir ką norėtumėte pasakyti tiems, kurie dar nepasirašė, ar ne?
paskatino? Šiaip aš asmeniškai turėjau savo tokį tikslą 10 000, man atrodo, ir tai jau yra tikrai didelis skaičius. Aš manau, kad toks 13 000 parašų kiekis tikrai rodo, kad nors tai yra labai siaura sveikatos priežiūros sritis, rodo, kad iš tikrųjų palaikymas šiai mūsų iniciatyvai yra daug platesnis negu tik tais šeimos, kurios yra gimdžiusios arba nori gimdyti. Tai rodo, kad tikrai palaikymas yra ir iš kitų moterų, nes net skaičiau komentarus, buvo parašyta, kad niekad negimdžiau ir gyvenu visai kitam mieste, bet tiesiog palaikau moteris, kad jos turėtų tokį pasirinkimą. Ir tikrai pritraukia šitą mūsų iniciatyvą labai platų visuomenės palaikymą ir tai rodo, kad tikrai daug žmonių suvokia to vertę. Ir aš manau, kad tikrai labai svarbu, kad į tai būtų ir atsižvelgta. Tai kokioje stadijoje šiuo metu yra situacija? Ar jau sureagavo atsakingos institucijos į jūsų iniciatyvą ir kokių tų pokyčių siekiama? Tai iš tikrųjų situacija dėja yra liūdinanti. Dėl to, kad iš vieno iš sprendimų priėmėjų Lietuvos sveikatos mokslų universiteto apskritai nebuvo sulaukta jokio atsako jau daugiau negu 2 mėnesius, jau beveik 3 mėnesius. Tai reiškia, kad šis visuomenės poreikis ir apskritai ta visa pasklidusi žinia, jinai tiesiog yra ignoruojama. O iš sveikatos apsaugos ministerijos, iš vyriausybės kanceliarijos mes sulaukėm bent formalaus įsitraukimą. Bet taip ir galima būtų pavadinti, tai formaliu įsitraukimu, kur įvyko išklausimas mūsų argumentų, bet neįvyko išgirdimas. Tai reiškia, kad šeimos tikrai nėra išgirstos. Realiai, jeigu taip trumpai pasakyti, tai iš tikrųjų galima pripažinti, kad Lietuvoje šiuo metu ne tik kad Lietuvoje, bet tiesiog šiuo metu šitas sprendimas yra priimtas tik per vieną prizmę, per finansinę. Reiškia, jisai yra vertinamas tik tais finansinis kriterijus, nors šeimos, mes analizuodami situaciją labai aiškiai suvokiam, kad nuostolingi yra absoliučiai visi akušerijos skyriai Lietuvoje. Tai nėra krikščioniško gimdymo namų kažkoks išskirtinumas, bet uždaromi yra būtent jie. Ir dėl to šitoje vietoje tikrai jokių kitų argumentų nėra, iš tikrųjų, kurie pagrįstų tokį sprendimą. Tik finansinis. Spaudos konferencijoje minėjote labai daug mamų komentarų, ar ne, šeimų, kad jiems tai reikštų tikrai labai didelį liūdėsį ir jie nebežinotų, kur gimdyti kitą vaikutį, ar ne, nes tai būtų jų svajonė vėl krikščioniškose gimdymo namuose gimdyti. Tai kokia šiuo metu yra stadija, kada planuojama būtų uždaryti, ar ne, šiuos gimdymo namus, jeigu visgi neišklausys tėvų lūkesčių? Taip, tai uždarimas yra planuojamas nuo rugsėjo 1 dienos. Ir čia ir yra ta liūdnoji dalis, kad kreipiasi šeimos, kurių gimdymo terminas yra po šitos datos, tai jos iš tikrųjų išgyvena didelį nerimą. Ir jau girdėjau ir tokių atsiliepimų, kad moteris bando susisiekti su dulomis, bando klausia, ar būtų įmanoma kažkaip gimdyti su jomis namie, kas iš tikrųjų dulos net jos nepriima gimdymų, bet tiesiog kai kurios šeimos iš tikrųjų jaučiasi jau antiek nesaugios, kad ieško visokių vairiausių variantų. Kitoms gimdymas namie neatrodo saugus, tai kai kurios šeimos atvirai sakė, kad tiesiog tada daugiau nebeturės vaikų, jeigu jau ypač turi kelis vaikus. Tai sako, tada tiesiog kitos prisipažino, kad pradėjo aktyviai saugotis. Tai reiškia, kad tik tais nebūtų tokios situacijos, kur jos nebeturėtų to pasirinkimo. Tai iš tikrųjų mūsų iniciatyvos toks požiūris ir yra, kad jeigu valstybė nesuteikia šeimoms pasirinkimo, tai vienas dalykas jis sukelia didelį nerimą, bet kitas dalykas jau stumia netgi šeimas į
tokias situacijas, kur vat, jos turi ieškoti kažkokių variantų, pavyzdžiui, pagimdyti namie, nors gimdymas namie, nors oficialiai teisintas, jis prieinamas tik Vilniaus rajone, netoli Santariškių klinikų, Santaros klinikų ir iš tikrųjų paliekamos šeimos be pasirinkimo. Arba gimdyti už Lietuvos ribų. Teisingai, yra Latvijos variantas, nes Latvija turi natūralaus gimdymo centrą. Tai tikrai dar yra vienas variantas, kalbam apie tai, kad važiuoti gimdyti Latviją. Bet, 21 amžiuje. Jo, bet įsivaizduokim, kaip tai atrodo, kad lietuvės moteris turi svarstyti, ar važiuoti į Latviją, ar gimdyti namie, kur net nėra galimybės, ar ne, tai būtų tarsi kaip ir už sistemos ribų šitas gimdymas, arba negimdyti, dėl to, kad joms neužtikrinamas toks pasirinkimas. Jarūnė, ar galima teigti, kad finansavimo modelis daro įtaką tam, kaip organizuojama gimdymo priežiūra? Taip, finansavimo modelis daro labai didelę įtaką, nes gimdymas yra apmokestinamas pagal tai, ar tai yra natūralus gimdymas, ar tai yra cezario pjūvio operacija. Ir Lietuvoje iš tikrųjų yra tokia situacija, kad gimdymas natūraliais takais yra įvertintas labai menkai. Lyginant su kitų šalių įkainiais, lyginant su privačios Baltijos Amerikos klinikos įkainiais, galim net sakyti, kad Lietuvoje yra 830 eurų gimdymas natūraliais takais, o pavyzdžiui Baltijos Amerikos klinikoje nuo 5800. Tai galim matyti, koks yra skirtumas. Lygiai taip pat cezario pjūvio operacija yra 2,5 karto daugiau įvertinta, 2200. Tai todėl natūralaus gimdymo centrai, kurie orientuoti yra į natūralų gimdymą, kuris yra palankiausias kūdikiui, palankiausias motinai, jie patiria didžiausią finansinį spaudimą, nes jų finansinės pajamos yra pačios mažiausios. Todėl Lietuvoje galima matyti, kad būtent yra tas finansinis spaudimas tokiems natūraliems gimdymo centrams pats didžiausias. Ir ką norėčiau pabrėžti, kad iš tikrųjų vienintelis argumentas, kuriuo remiantis yra uždaromi Kauno krikščioniškieji gimdymo namai, yra tai, kad jie yra nuostolingi. Nors nuostolingi yra absoliučiai visi gimdymo skyriai Lietuvoje, būtent dėl to, kad apmokėjimas nėra adekvatus. Ir mes manome, kaip šeimų iniciatyvinė grupė, kad vien finansinis argumentas tai yra per mažas argumentas, darant tokio lygio sprendimą, kuris paveikia šeimų pasirinkimą, gimdymo priežiūros kokybę, demografiją, moterų sprendimą turėti daugiau vaikų ar neturėti, pogimdyvinės depresijos rizikų išaugimą ir daugybę kitų faktorių. Tai iš tikrųjų vienintelis argumentas yra finansinis, bet jis tikrai nėra pakankamas. Ačiū, Jarūnė. Inga, jūs matote realią tą moterų patirtį ir išklausote iš tikrųjų ir jų nuogąstavimus, ir patirtis po gimdymų. Tai iš jūsų profesinės perspektyvos, ar aukšti pacientų pasitikėjimo ir pasitenkinimo rodikliai šiandien turi realią įtaką sprendimų priėmimui? Na, aš manyčiau, moterų patirtis ir aukšti įvertinimai stacionarų, ligoninių, gimdymo namų šiuo atveju turi pasirinkimą jom pačiom, kur gimdyti, nes tai būtent ir parodo tą saugumo jausmą, kur galima gimdyti, kur gali būti užtikrinamas jų lūkesčiai, kur patenkinami. Bet jeigu žiūrėt struktūriškai, šiandien tai vertinama labiau gimstamumo rodikliai, tokie kaip gimdymų skaičius, skaičiuojama kiek naujagimių gimė, pateikiama lytis, operacijų skaičius ir tiesiog trūksta to tokio visuminio, giluminio, galbūt holistinio požiūrio į moterį, į patį gimdymą. Ir dėl to, priimant sprendimus, daugiau vadovavimasi būtent medicininiais rodikliais, bet ne psichologiniais, emociniais aspektais. Kažkaip visuomenė labai supriešinama. Iš vienos perspektyvos nori didinti gimstamumą Lietuvoje vaikų, iš kitos pusės nesuteikia plačių perspektyvų pasirinkimui, ar ne? Taip, aš matau tiesiog, kad dabar mes tiesiog kovojam su kažkokiom pasekmėm, labai kreipiam dėmesį, akcentuojam moters psichologinę būseną po gimdymo
akcentuojam, kad ir į depresiją puolančios, linkusios yra moteris, bet nesusimastom, kodėl tokia situacija yra, kad būtent gimdymas gali įtakoti tokią moterų situaciją, tokią būseną ir galbūt reikėtų būtent atliepti tos poreikius, kad galėtume išvengti tų pogimdyvinių problemų, su kuriomis susiduriam. Kaip vertinate šių gimdymo namų veiklos modelį medicininiu požiūriu ir kuo jis skiriasi nuo tos įprastos praktikos? Medicininiu požiūriu atrodytų viskas gerai su juo ir tikrai teigiamai dėl to, kad krikščioniški gimdymo namai pagal patvirtintą akušerijos neonatologijos paslaugų teikimo lygį yra 2A lygio, tai reiškia, kad čia daugiausia koncentruojasi moteris mažos rizikos, tai reiškia, kad čia daugiausia priimami fiziologiniai, normalūs gimdymai. Tai ir pasaulinė statistika rodo, kad vis tik tai daugiausia moterų ir gimdo normaliai. Tai reiškia, nemažai moterų yra tos mažos rizikos, fiziologinės, kurios ir gali gimdyti akušerės priežiūroje, kuriom nereikalinga gimdymo metu didelė daugialypė komanda, kurių gimdymai mažesnės rizikos, kurios, ta prasme, linkę į mažiau komplikacijų. Be to, šitie gimdymo namai, jau ir pats pavadinimas sako, kad tai yra namai, tai yra aplinka, kur moteris nori sugrįžti, kur nori gimdyti ir kad atliepia būtent lūkesčius moterų, kad ten saugu. Ir jeigu manęs paklaustų moteris, kur man gimdyti, kur geriausia gimdyti, dažniausia moteris klausia, kur geriausia. Tai negalėčiau išvardinti, sakykime, kažkokių konkrečių namų, gimdymo namų ar ligoninės ar gimdymo skyriaus, tiesiog pasakyčiau tai, kad kur jums atrodo saugiausia. O saugumas atsiranda dėl to, kad moteris susipažįsta, ji būtent jau nėštumo metu lankosi tuose namuose, ji pažįsta kiekvieną asmenį, tai yra kiekvieną gydytoją, galbūt jeigu šiuo atveju krikščioniškose gimdymo namuose gydytojai yra akušerės, kurios ten dirba ir jos tiesiog atvyksta į namus be baimių, į gimdymo namus gimdyti be baimių, su pasitikėjimu ir tai lemia iš tikrųjų jų tą galbūt sklandžią gimdymo patirtį. Eglė, jūsų patirtis leidžia šiuos skirtumus pamatyti labai aiškiai. Gal galite pasidalinti savo istoriją? Aš pasidalinsiu istoriją, bet prieš tai dar truputį ten, kur Jarūnė kalbėjo, kad nepamirščiau, kad mintis nepabėgtų. Jarūnės pavyzdys. Jarūnė paprasta mama, bet labai turinti daug gerų lyderio savybių. Bet tą gali kiekvienas Lietuvoje. Kažką padaryti, bent vieną žingsnį. Kai mes platinome Facebook'e tokią maldos akciją, buvo tikrai per visą Lietuvą nuėjo, aš tokią mintį pagalvojau, mes jau esame pratę daug tokių šauksmingų raginimų matyti, kad mes iš tikrųjų praeinam pro šalį. Tai šiuo atveju, raginam iš visos širdies, šį kartą nepraeikit pro šalį. Tiesiog ką nors. Atsisėskit vidury savo namų ir pasvarstykit, ką galiu aš, kokį žmogų pažįstu, gal kažkam aš galiu pasidalinti ir iš tikrųjų tą padarykit, kad nebūtų tai aš kažkada girdėjau ir jau nebėra. Tai nes iš tikrųjų, tai čia mes dabar kovojam su laiku, aš tikiu, nes, ne veltui filmai visokie yra pastatyti apie stebuklus, kurie įvyksta. Ir pavyzdžiui, kažkas paskutinę akimirką atsiranda ir išsaugo. Tai mes dar kažką galim padaryti. Tai čia pirmas, ką norėjau pakomentuoti. Dar norėjau šiek tiek atliepti tai, ką jūs sakėt apie svajonę. Aš manau, kad kai jau, tai dabar jau apie save pasakysiu, kai aš jau turėjau ir vienokią, ir kitokią patirtį, aš jau nebesvajoju. Aš iš tikrųjų labai pamatuotai ir protingai renkuosi, kur man tikrai yra, kaip jūs sakote, saugiau gimdyti, nes aš iš tikrųjų patyriau tai savo asmeniniu kailiu. O aš gimdžiau 5 vaikus, labai smagiai gimdžiau, mano visi vaikai. Tai 4 gimdžiau Antakalnyje. Aš pati gimiau Antakalnyje ir mano brolis gimė Antakalnyje
Ir aš galvoju, tai vadinasi ten gerai, aš irgi ten turiu gimdyti. Ir 4 vaikus gimdžiau Antakalnyje. Ėjau visiškai nepasiruošus, kaip aš tikrai žinau, kad daugelis mamų taip ir yra. Jos eina nepasiruošusios nei morališkai, nors atrodo, ten tu gali 100 mokymų praeiti. Nu, kol tu nepabūni, net negali įsivaizduoti, kas tai per procesas, virsmas. Tiesiog tai neapibūdinama jokio mokymo medžiaga. Tai va, ir nuėjau nepasiruošusi ir išgyvenau tai, ką pasirodo, išgyvena daugelis moterų tokioje aplinkoje, vien todėl, kad tai yra visai kitokia aplinka negu namų, tarkim, aplinka, tai ligoninės aplinka. Tai man net nesutikus, nedavus sutikimo, man gimdymas skatino. Ne todėl, kad jis buvo kokio rizikoje, paprastas, eilinis gimdymas ir nėštumas. Jokių problemų nebuvo jokio poreikio skatinti. Tiesiog aš darau dabar prielaidą, kad mano akušerė pagalvojo, kad kadangi lyg ir mes buvom susitarę, kad ji priims vaikelį, tai dėl to jos jau baigėsi budėjimas, tai kažkaip reikia tą padaryti greičiau. Ir man išlaukti neleido ir aišku, po to sekė virtinė, ką tikrai kitos moterys žino, jeigu skatina su ten tokia maža tabletytė, tai paskui prasidėjo tiesiog nerealistiškai skausmingas gimdymas, kuris aš tikiu, kad tokie gimdymai gali baigtis ir mirtimi, nes jau skausmo limitai pas visus žmonės kažkokie yra. Tai va, pas moteris taip pat. Tai šito viena patirtis buvo. Antra, aš ėjau galvodama ten pat gimdyti, galvodama, kad greičiausiai aš kažkokia buvau, gal kažkas su manim negerai, gal reikia tiesiog antras kartas bus visai kitaip, bet patekau į tą pačią situaciją, kai be mano sutikimo tiesiog net neparanešė. Ir padarė irgi kitokio pobūdžio skatinimą. Mano nėštumas dar net nebuvo 40 savaičių suėjo. Tiesiog taip nusprendė, kad taip jums bus lengviau. Tiesiog. Tai va, 3, 4, lygiai ta pati situacija. Aš jau galvojau, kad galbūt jau kažkas su amžiumi man keisis. Lygiai ta pati situacija, ta pati ligoninė. 4 kartus ant to pačio grėblio, reikia. Mokomės iš savo klaidų. Tai va, ir aš po 4 karto, kai įvyko ta pati situacija, nors jau ten jau atrodo ir susitariau su akušerė asmeniškai ir mane tikrai uždarė į tokią gana didelę palatą, kur leido išbūti iki tam tikro laiko, bet ne visą laiką. Tiesiog jau paskui priėjo toks momentas, kai sako, gal visgi jau reikėtų. Čia labai ilgai viskas trunka. Tai va. Tai po 4 karto aš pasakiau, kad daugiau niekada nebegimdysiu. Ir va šičia kažkaip, aš noriu, kad tie, kas girdi, kad dabar iš tikrųjų neklausyto išgirstų, nes tai yra labai svarbu. Iš šono esantiems žmonėms tai atrodo neįtikėtina, kad nemaloni trauma, visi nėštumai, puikus gimdymai, tikrai vaikai sveiki, gražus, viskas gerai, bet įmanoma patirti tokią psichologinę traumą dėl aplinkos gimdymo metu, kad tu gali prieiti prie sprendimo daugiau niekada. Ir aš iš tikrųjų, kaip ir sakė, tada moteris arba šeimos jos tiesiog nusprendžia, mano atveju 4 vaikai buvo, tai aš jau ir taip tikrai galvoju, atlikau pareigą tėvynei. Tai va, ir priėjau prie tos išvados, kad daugiau niekada. Ir ką aš sakau, norėjau pasakyti, kad iš šono tai atrodo neįtikėtina ir taip negali būti, vien dėl kažkokio, tai ten su tavim gal nemandagiai ir nemaloniai pasielgė. Bet gimdyklose, ligoninėse daug faktorių susideda. Tie teigiami faktoriai, kad čia visą laiką yra saugumas, personalas, viskas aišku, bet kiti faktoriai, kurių paprastai gimdančioms moteriams, kurių gimdymas nėra rizikingas, jos tiesiog turi dar priverstos yra vardan to, kad tiesiog nėra kur kitur eiti, iškęsti dar daugybę šalutinių dalykų. Nuo to, kad įtampa yra, skuba yra. Personalas nėra išmokytas elgtis empatiškai ir švelniai, nes tai ne jų sfera, tai čia nėra namai, tai yra ligoninės. Niekas, ir man net yra sakė asmeniškai, kad mes čia nesitsatkinsim, čia netokia vieta yra. Tai va, ir kad šita patirtis, ji gali privesti žmogų realiai prie tokio sprendimo. Ir tiem, kam dabar galbūt kyla mintis, kad čia kažkoks principas yra ar principo reikalas, ne, čia yra fiziologinis dalykas, tai yra realus reiškinys. Tikriausiai girdėjot, kaip kariai grįžę iš fronto išgyvena PTSD, angliškai, lietuviškai greičiausiai kažkas potrauminio streso sindromas. Po trauminio gimdymo, kuris nėra fiziškai trauminis, o psichologiškai yra lygiai tas pats.
Jo simptomai yra įkyrūs sapnai, prisiminimai, vaizdai, kuriuos tu matai va čia, va, girdi savo balsą gimdymo metu. Ir jie persekioja, tiesiog nedingsta. Tai va, ir šita baimė patologinė dar gimdyti ir priveda prie sprendimo, kad daugiau niekada. Nu, mano atveju tas daugiau niekada gavosi, kad visgi, vat, 5. nėštumas, aš esu prieš nutraukimą nėštumo, dėl to, aišku, pasirinkau gimdyti. Ir iš karto pradėjau ieškoti alternatyvų, ką man daryti. Jau buvau girdėjus iš draugių ir apie gimdymą namuose, nu tiesiog jau amžius kitas buvo. Prieš 2 metus aš gimdžiau, tai visai jau kitas amžius buvo. Ir suradau Kauno krikščioniškus gimdymo namus. Tikrai čia ir tai, ką aš dabar sakysiu, yra visiška tiesa. Aš ten patekau kaip į kitą planetą, kaip į kosmosą kokį. Nes ta neskuba ir lėta ir leidimas tau tiesiog išlaukti, kol moteris žino, nubėgs vandenis, sueis visi sąrėmiai, kurie turi sueiti, kol viskas pasidarys savaime, leidimas to išlaukti, mane nustebino. Aš iš viso beveik pasijutau nepatogiai, kad aš apsunkinau galbūt tas akušerės, kurios ten laukia. Ir ateina kitas dalykas, kas irgi nustebino, kad arbatą galėjau gert. Čia tos, kurios gimdė kokią Antakalnį, tikrai žinos, ką tai reiškia, kai tau leidžia gerti tik kamštelio dydžio vandens kiekį prieš gimdymą. Kai tu visas išprakaituoji, tave troškina ir tau dar sako, jokiais būdais negalima gerti, nes vat, o jeigu tau operacijos reikia, nu žodžiu, tai va, tai nu, tikrai baisiai yra patirtis ir ne vien mano asmeniška, čia daug kas taip kalba, čia tiesiog taip yra. Tai va, o tenai gimdymo namuose viskas kitaip ir tu gimsta tavo, šiuo atveju mano dukra gimė visiškai tarp mažai žmonių, pritemta aplinka, viskas jauku, tik ką išgėriau puodelį arbatos, nu tai tu vien dėl to jautiesi jau kaip kažkoks visai tavim čia pasirūpino. Tu tikrai jautiesi saugiai, nes vaikšto, besišypsodama ta pati akušerė, nes tarp kitko, vat ligoninėj gimdant irgi būna, kad keičiasi nuolatos vis nauji veidai, nes tiesiog ten atrodo didelis, toksai kaip kažkoks zujantis avilys, kas tikriausiai kažkam turi savo šarmą, man neturi, tarkim. Tai vat, ir gimus mano dukrai mus nuvedė į kambarį, kuriame ne kažkokia tai lova ligoninės, o dvigulė lova, kurioje galėjau aš normaliai miegoti kaip savo namie, šalia mano naujagimis, dukra naujagimė, Elžbieta, šalia vyras ir ta prasme ir galvoju, wow, tai uždaviau savo klausimą, nejaugi tikrai gali kažkas taip svetimą žmogų priimti, mylėti ir jiems visai tai normalu yra, va tai va paim pasirūpinti. Tai va, ir dabar pastebėjimas toks, greičiausiai tiems, kurie daro sprendimą. Mūsų šaly tikrai problema su demografija, nu, tai čia normalu, dabar taip jau tai yra. Tikrai politikai ieško sprendimų. Ir nu, jie nuoširdžiai, matom per Seimo posėdžius, nu tikrai nuoširdžiai siūlo nuo A iki Z įvairiausių sprendimų. Ir va šitą kažkodėl tai pražiopsojo. Aš manau, kad tai yra strateginė ir kritinė klaida. Tikrai nuoširdžiai taip manau. Ir kai sakoma yra, kad nu, koks skirtumas, kur gimdyti, tai svarbu, kad pagimdyti, visiška netiesa, absoliučiai. Jeigu mes norime, kad Lietuvoje moterys norėtų gimdyti, tai joms ne kažkokius 2 eurus prie pensijos reikia pridėti, kaip daugiavaikiams dabar siūlo. Ir ne kažkokias organizuoti ten balius, festivalius, kad susipažint. Reikia keisti požiūrį į moterį, kad ji yra vertinga, o tai vadinasi, dėl tavęs mes padarysim, rasim tos ekstra pinigus, kurių tarp kitko, nu čia jau politika, bet yra, rasime tos ekstra pinigus ir tada mes finansuosime tą komforto krepšelį ar tą lopšelį, kuriame moteris tikrai jaustųsi mylima, primtina ir kad jos vaikas gimsta ne kaip ant konvejerio, tarkim, suskaičiuotas kažkoks statistikos vienetas Lietuvoj, o kad gimsta pilietis, kurį mes jau mylim nuo pirmų akimirkų, kai jis gimsta. Tai vat, šitas visas krikščioniškų namų uždarimas, gimdymo namų, yra daug daugiau negu tik tais, oi, mums pritrūko pinigų. Tai parodo didelę spragą mūsų iš viso mąstymą ir mentalitetą, didelę, milžinišką. Ir, žinot, jeigu į moterį taip žiūri, į vaikus taip žiūri, tai ką dar taip žiūri? Jarūne, ar sulaukite daugiau tokių panašių liudijimų iš kitų moterų? Taip, iš tiesų, aš sulaukiau labai daug tokių liudijimų, mes matėm jų ir
viešoje erdvėje, tikrai ne viena moteris ir viešai rašė komentarus, bet aš kaip iniciatyvos autorė tikrai gavau labai daug asmeninių žinučių, nes kai kurios istorijos tikrai yra tokios jautrios, kad moteris nenorėjo dalinti su vardu ir pavardę, bet dalinosi su manimi anonimiškai, kurios prašė pasidalinti anonimiškai ir šiandien aš vieną istoriją esu atsinešusi paskaityti, bet tikrai labai noriu paliudyti, kad tokių istorijų yra daug. Deja, Lietuvoje gimdymo aplinka, ta atmosfera, kurioje moteris gimdo, tikrai, kaip ir Eglė pasakojo, neretai iš tikrųjų yra tokia, ne tokia, kokios moteris tikisi, būna pakankamai grubi. Eglė neminėjo, bet iš tikrųjų tikrai daug yra labai istorijų, kur ir žodžiais moteris yra žeidžiamos, ir tas vadinamas akušerinis smurtas tikrai egzistuoja Lietuvoje. Ir ypatingai moteris žeidžia jų laisvės ribojimas, judėjimo ribojimas, kad tu vandens negali atsigerti, nes tu tikrai tada jautiesi labai neoriai. Ir iš tikrųjų moteriams yra labai svarbu, nes tai yra pati jautriausia iš tikrųjų arba viena iš pačių jautriausių moters gyvenimo patirčių gimdymas. Ir tuo metu jinai yra ypatingai pažeidžiama. Dėl to šitoj vietoje iš tikrųjų ta empatija, švelnumas, priėmimas, gebėjimas girdėti moterį, atliepti jos poreikius yra ypatingai svarbus. Ir jeigu moteris to negauna, tai tikrai palieka jai labai gilius pėdsakus, kurie iš tikrųjų tęsiasi visą gyvenimą. Tai dabar aš norėčiau tada paskaityti istoriją, kurią man atsiuntė viena moteris, vadinasi apie tikėjimą ir gimdymą. Po netikėtai ištikusios Cezario pjūvio operacijos gimdant pirmą vaiką, likusių klausimų, dvejonių ir nepasitikėjimo sistema bei gydytojais, nes patyriau procedūrų, kurios buvo atliktos be informuoto sutikimo, antro vaiko gimimui ieškojau vietos ir specialisto, kuriais galėčiau visiškai pasitikėti. Gydytojas, su kuria galėčiau kalbėtis apie lūkesčius ir apie baimės, kuri priimtų ir vertintų mano požiūrį, pasirinkimus, tuo pačiu informuodama apie tai, kas man nežinoma ar nesuprantama. Tokią gydytoją radau krikščioniškose gimdymo namuose. Amžinatilsį Bangos Kulikauskaitės pavardė turbūt sako daugiau, nei galiu parašyti žodžiais. Krikščioniškose gimdymo namuose gydytoja nerišosi plastikinę prijuostę, bijodama susitepti mano kūno skysčiais, o klūpėjo susirietusi ant kelių prie gimdymo kėdutės, nes tokia padėtis buvo patogi man ir tinkama vaikeliui gerai įsistatyti. Ji buvo procese, kalbėjo, dalinosi asmeninę gimdymo patirtimi ir profesijos pasirinkimo istoriją. Tai man padėjo nukreipti dėmesį nuo skausmo ir sumažinti didelį nerimą likusi po pirmojo gimdymo patirties. Ji pasitikėjo mano jausmu, kokia kūno padėtis, judesys man patogiausias. Pasitikėjo mano ryžtu ištverti skausmą be vaistų ir nerodė nusivylimo, kai sudvejojau ir palūžau. Toks nevertinantis priėmimas prisidėjo prie sklandžios gimdymo pabaigos ir užaugino pasitikėjimą savimi, kuris leido po kelių metų jau visiškai ramiai ir užtikrintai pasitikti trečią vaiką kitame mieste, kitose gimdymo namuose. Padėjo ir tikėjimas. Tikėjimas, kad natūraliai gimti mano vaikui geriausia. Tikėjimas, kad pavyks. Tikėjimas, kad esu gerose rankose ir net jei kažkas klostytųsi ne taip. Žinojimas, kad tuo metu, kai esu labiausiai pažeidžiama savo gyvenime, šalia bus tikinti žmonės, tikinti savo darbu, tikintis ir pasitikinti savo gebėjimais, manimi ir mano kūnu, procesu, Dievu. Jaučiu ir nenustosiu jausti begalinio dėkingumo už šią patirtį. Ir iš tikrųjų norėčiau pridėti, kad tikrai nemažai moterų, tame tarpe ir Eglė, kai man rašė, sakė, kad patyrusios sudėtingas ar traumuojančias gimdymo patirtis kitose gimdymo priežiūros įstaigose, būtent po to turėjusios gimdymą krikščioniškose gimdymo namuose, jos taip vadina išsigydė gimdymo traumas. Tai reiškia, kad ne tik krikščioniški gimdymo namai pirmakartėms mamoms nuima tas baimės ir suteikia galimybę patirti tokį gimdymą, kuris jas įgalintų. Bet net moteris, kurios jau turi blogą gimdymo patirtį, kurios būtent jau bijo gimdyti, nebenori gimdyti sekančio vaiko, net jos sugeba išsigydyti tas traumas taip, kad vėl pradeda norėti turėti dar daugiau vaikų. Tai iš tikrųjų yra tokia didžiulė vertybė, kuri yra nepakankamai įvertinta. Aš gal dar pridėti skaičių šiek tiek. Nes šiaip statistiškai tokio labai ryškų po trauminį sindromą išgyvena apie 6% gimdyvių. Tai išeitų Lietuvoje pagal dabartinius skaičius 1500 moterų.
Tai tiesiog hipotetiškai, jūs įsivaizduokite, jeigu 1500 moterų staiga kyla mintis, kad daugiau niekada, ir taip kiekvienais metais po truputį, nu tai ką mes tada turim? Nu tai čia jau nebe taip mažės rodikliai, kaip dabar išsigandę, kad mažėja. Tai tiesiog, nu, žodžiu, tikrai ir skaičiai yra tokie. Šiaip Ne 2 ir ne 3 vakas yra. Kalbant apie rodiklius, irgi įdomus faktas, kad iš tikrųjų 2025 metų gimstamumo rodiklis jau buvo absoliutus dugnas. Ir dabar mes irgi taip galvojam iš karto, kad kažkada nuo to dugno turi pradėti atsispirti. Ir dabar pirmo ketvirčio rodikliai jau rodo, kad 5% išaugo gimdymas. Tai aišku, tas nėra daug, bet faktas yra tai, kad planuojama daryti įvairių priemonių skatinimo. Tai realiai tikrai vis tiek tikėtina, kad gimstamumas jisai augs. Ir mums buvo pasakyta, kad jeigu augs gimstamumas, tai galėsim vėl atidaryti tos gimdymo namus. Bet toks požiūris, kad išardykim ir po to atidarykim, visi žinom iš tikrųjų, kiek tai yra realu. Jarūne, koks turi būti sprendimas, kad bendruomenė jaustųsi išgirsta? Tai sprendimas labai paprastas. Bendruomenė aiškiai sako savo poreikį, kad būtent šitoje vietoje su šituo kolektyvu jinai jaučiasi saugi. Ir iš tikrųjų bet koks kitas sprendimas rodo, kad bendruomenė lieka neišgirsta. Dabar yra kalbų apie tai, kaip perkelti šitą kultūrą, kaip diegti gerąją kultūrą visose Lietuvos gimdymo įstaigose. Ir iš tikrųjų tikrai ir mūsų iniciatyva, ir manau visos šeimos ir visi žmonės tikrai yra už tai, kad kuo daugiau gerosios kultūros būtų visose gimdymo priežiūros įstaigose. Bet turėkim minty, kad toks dalykas kaip kultūra, jisai formuojasi metų metais. Iš tikrųjų mes nežinom, kiek metų užtruks, kol įvyks tas pokytis. Tikrai galima sakyti, kad kas buvo prieš 10 metų Lietuvoje, dabar tikrai situacija yra pagerėjus ir po 10 metų galbūt tikrai bus galima sakyti, kad visur yra ta kultūra labai gera. Bet turint minty, kad šiandien to nėra, tai tikrai šeimos, jeigu visgi krikščioniški gimdymo namai bus uždaryti, tai šeimos tikrai šitoj vietoj nebus patenkintos ir tais pažadais galima viltis, bet tai tikrai neduoda pasitikėjimo tik pažadai. Tada, kai jau bus tai realizuota, tik tada bus galima sakyti, kad šeimų poreikis yra patenkintas. Tiesa, dar net, tai pagalvojau, nepaminėjome mes, kad moteris yra pasiruošusios, aš pavyzdžiui, aš važiavau į Kauną gimdyti iš Anykščių, šiaip Vilnietė esu, bet iš Anykščių. Ir net išsinuomavau butą netoli gimdymo namų tam, kad aš gimdyčiau gimdymo namuose. Ta pati lygiai darė mano draugė, kita iš Anykščių. Ta pati darė mano draugė iš Šiaulių. Čia nėra vien tik tais Kauno reikalas. Čia kol kas yra visos Lietuvos reikalas. Ir visos Lietuvos šeimos ir mamos yra paliestos. Tai vat, kad šitą pavyktų ištransliuoti mintį, kad čia nėra lokalios kažkokios čia yra, tikrai liečia mus visus. Inga, koks realistiškas modelis galėtų užtikrinti tokių įstaigų tęstinumą? Tai labai panašus modelis, kaip ir dabar yra jau krikščioniškose gimdymo namuose, būtent orientuotas į šeimą ir į moterį, į gimdyvę. Tai mažiau intervencinis, empatiškas, mažiau reikalaujantis kaštų galbūt. Nes jeigu žiūrim tą finansinę reiškia, perspektyvą, ar ne, tai akušerių prižiūrimi gimdymai finansiškai valstybei gal mažiau kainuoja dėl to, kad akušerės ir akušerių studijos trunka trumpiau, ar ne. Ir akušerė arčiausiai moters geriausiai gali atliepti tuos poreikius. Dabar mes matom, kad akušerė tikrai yra neįgalinta ir aš dar norėčiau paantrinti ir Jarūnės, ir Eglės mintis, kad ne tik moteris nepatiria gimdymo pilnatvės, bet ir dažnai tenka labai gaila, bet kai išeini iš darbo, tu tikrai nepajauti tos akušerės pilnatvės. Ko nepasakysi, kai teko dirbti mažam stacionare, kai mes tiesiog buvom tikrai kaip šeima ir moteris pas mus atvykdavo gimdyti be baimės, su pasitikėjimu ir su tikėjimu. Tai tiesiog
skatinti mažos rizikos gimdymo centrų, natūralių gimdymo centrų, gimdymo namų sklaidą, orientuota būtent į moterį, naujagimį ir į šeimą. Ačiū. Tai Jarūnė, dar paprašysiu jūsų atkreipti dėmesį tada mūsų žiūrovų, visuomenės ar ne, paskatinti, pasirašyti peticiją, iki kada tai galima padaryti? Na, gimdymo namų uždarimo data yra rugsėjo 1, tai tikrai ne vėliau iki rugsėjo 1, bet iš tikrųjų tikrai apskritai noriu padėkoti visiems, kurie pasirašė, kurie prisidėjo ir sklaida, ir tikrai ne vienas žinomas žmogus iš tikrųjų dalinosi peticiją, būtent dėl to ir yra toks didelis skaičius surinktas. Ir tikrai dalinosi žmonės nuoširdžiai su savo ir šeima, ir giminėm, ir artimaisiais, tai tikrai kviečiam ir toliau tą daryti, nes iš tikrųjų peticijos pasirašymas yra bent vienas žingsnis, tai reiškia balso savo išreiškimas. Bet tuo pačiu, kaip ir Eglė minėjo, tikrai kviečiam veikti įvairiais būdais, tame tarpe, ką mes iš tikrųjų labiausiai darom, tai tiesiog skatinam klausyti savo impulsų, nes iš tikrųjų kiekvienas žmogus jisai pajaučia, kaip aš pajutau, kad reikia parašyti tą pirmąjį įrašą, kur iš karto, nežinau, ten automatiškai 1000 gal žmonių per porą dienų susirinko į tą grupę. Ir kažkas pasisiūlė ten filmuoti, kažkas pasisiūlė platinti informaciją, kažkas pasisiūlė susisiekti su žiniasklaidos priemonėm, tai iš tikrųjų tikrai mes visi turim savo kompetencijas ir visi jaučiam asmeninius impulsus. Ir tie impulsai tikrai yra skirtingi ir dėl to tik mes juos ir galime išgirsti ir tik mes juos ir galime įgyvendinti. Tai ačiū Jums labai, kad dalinatės ir aš taip pat kviečiu pasirašyti peticiją ir tiesiog palikti dovaną moterims tą laisvę rinktis, kaip ir kur joms gimdyti. Ačiū žiūrovams.